Tai sakau, dar kartelį sveiki visi. Smagu sveikinti tradicinėme investuotojų bendruomenės susitikime. Ačiū, kad radot laiko prisijungti tokį šiltą vasaros vakarą. Audros praūžę, tai tikimės pasikalbėti ramiai apie verslo paskolų virtuvę. Ir visas paslaptis praskleis mano kolegė Gabrielė, kurią netrukus pristatysiu. Taip pat prisistatysiu ir aš pati, esu Audra, Savvy komunikacijos ir ryšių su investuotojais vadovė. Ir taip pat su mumis yra Savvy vadovas Donatas. Tai perduodu irgi žodį Donatai. Ačiū labai, Audra. Sveiki visi. Tai kas mes nepažįsta, esu Donatas, Savvy vadovas. Prie Savvy komandos prisijungiau lygiai prieš 8 mėnesius. Na ir žinote, kaip naujam vadovui reikėjo, žinoma, planuoti ir 24 metus. Ir verslo paskolų kontekste kartu su komanda mes subiudžetavome, kad verslo paskolų portfelis naujų paskolų išdavimo kontekste augs 7 milijonais. Ir šiai datai mes jau išdavėm paskolų vertei 2,4 milijono eurų. Kodėl tiek mažai, arba kodėl toks buvo planavimas, tai priežastis yra paprasta. Mes selektyviai renkame verslo klientus ir ne visiems dėja pateikiam pasiūlymus dėl kreditavimo. Mes labai fokusuojamės į A, B reitingo kompanijas ir mūsų konversijos reitas, tai yra tą, ką mes patvirtiname, yra tik tai 6,4%. Tai aš norėčiau su tokia įžanga jums galbūt daugiau duoti vidinio mūsų suvokimo ir atsakomybės, kaip mesgi vis dėlto planuojame savo augimą ir kaipgi mes norėtume, kad prie to augimo ir jūs prisidėtumėt. Ir vidutiniškai mes tengiamės per mėnesį išduoti apie 10-12 verslo paskolų. Nėra pas mumis tikslo, kad mūsų platformoje būtų begalė jų daug. Niekada Savvy nenorėjo augimo nepamatuoto, visą laiką norėjome atrinkti atsakingai tam, kad ta grąža būtų teisinga jums ir žinoma paskolų gavėjams, kurie skolinasi. Tai aš galbūt taip trumpai su įžanginiu žodžiu pradėjau šitą visą renginį. Tai perduodu žodį toliau jau Gabrielei, kad jinai jau pratęstų pasakojimą ir įvedimą apie tai, kaip mes išdavinėjome verslo paskolas. Sveiki investuotojai, mano vardas Gabrielė, aš esu Savvy finansų analitikė ir tikiuosi, kad ir nauji investuotojai per šitus mokymus susidės savo kažkokius tai pamatus apie investavimą mūsų platformoje, bet ir jau senbuviai sužinos irgi kažkokių tai naujų dalykų. Tai aš manau, kad mes galime pradėti. Tuoj pasidalinsiu savo ekranu. Tikiuosi, kad visi jau matote. Taigi, šiandien pasikalbėsime ir apie naujoves visoje sutartinio finansavimo rinkoje. Truputėlį papasakosiu apie mūsų verslo paskolas, kaip investuoti, kokių klaidų nedaryti investuojant ir apie kitus mūsų platformos įrankius. Visų pirma, norėčiau papasakoti apie svarbiausią naujieną sutartinio finansavimo rinkoje. Tai yra ES sutartinio finansavimo paslaugų teikėjo reguliavimas, kurio licenciją gavo ir Savvy 2023 metų vasarą. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas yra padidinti finansavimo prieinamumą toms įmonėms, kurios ieško alternatyvų bankiniam finansavimui, tačiau ir investuotojams bus naudinga naudotis nauja, suderinta ir patobulinta investuotojų apsaugos sistema. Taigi, kokie yra tie privalumai investuotojams? Visų pirma, šis reglamentas suteikia investuotojams standartizuotą reguliavimo sistemą visose ES valstybėse.
ir užtikrina nuoseklią investuotojų apsaugą. Bet jums yra žymiai paprasčiau investuoti kitose platformose, ne tik lietuviškose platformose, bet ir kitose Europos Sąjungos platformose. Ir taip yra plečiamas ir jums prieinamų projektų spektras, bet tuo pačiu jūs ir galite labiau diversifikuoti savo investicijas ir užsitikrinti, kad jūsų tas portfelis būtų mažiau rizikingas. Ši licencija reikalauja atlikti išsamų projektų savininkų patikrinimą ir pateikti visą šią informaciją investuotojams, ką Savi platforma jau ir taip daro. Tačiau prie visos tos informacijos, kurią jau jūs ir taip galite matyti aukcione, neužilgo matysite daugiau informacijos apie akcininkų struktūrą vadovą. Reglamentas reikalauja suteikti daugiau teisių nepatyrusiems investuotojams, todėl mes kaip platforma turime įvesti ir persigalvojimo laikotarpį, tai yra 4 dienas, per kurį investuotojas gali atšaukti savo investicijas. Ir skirsime dar didesnį dėmesį rizikų įsivertinimui ir paaiškinimui. Tai jau nuo dabar galite rasti mūsų savitarnoje gebėjimą prisiimti nuostolių skaičiuoklę, kuri jums padeda teoriškai įsivertinti, kokius jūs nuostolius galite prisiimti ir nepatirti labai didelių finansinių bėdų. Šis reglamentas pateikia tokį skaičiavimą gebėjimo prisiimti nuostolius kaip 10% jūsų grynosios turto vertės. Tačiau net jei jūsų ir planuojamos investicijos yra mažesnės negu jau nustatyta suma, vis tiek siūlau kritiškai įsivertinti savo galimybės ir prarasti ir visą investuojamą sumą. Taigi šie visi privalumai kartu siekia sukurti saugesnę, skaidresnę ir prieinamesnę sutelktinio finansavimo aplinką investuotojams ir aš labai tikiu, kad ir jums tai suteiks naudos. Toliau einame plačiau į investavimą, į sutelktinį finansavimą. Pirmiausia, norėčiau priminti ir gal net kai kuriem pristatyti mūsų platformos visus produktus ir kuom jie skiriasi. Siekiame sukurti investuotojams plačiausias investavimo galimybės, todėl mūsų platformoje galite investuoti net į 4 paskolų produktus. 2 iš jų yra skirti fiziniams asmenims, tai yra vartojimo ir būsto paskolos, o 2 iš jų juridiniams asmenims. Kiekvienas iš jų turi skirtingas palūkanų normas, terminą, garantijas, todėl tikiu, kad tikrai kiekvienas investuotojas ras savo tinkamiausias investicijas ir susikurs savo tinkamą portfelį pagal jų nustatytą strategiją ir tikslus. Taigi verslo paskolos išsiskiria savo trumpu terminu, kas mūsų platformoje yra 17 mėnesių, tad savo investicijas atgaunate pakankamai greitai palyginus, pavyzdžiui, su vartojimo paskolom. Vienos investicijos dydis gali būti jau nuo 10 eurų ir tos investicijos nėra ribojamos. Tai reiškia, kad jūs į vieną paskolą galite investuoti kiek tai norite. Ir visais atvejais verslo paskolos mūsų platformoje turi užtikrinimo priemones. Tai dažniausiai tai yra vekselis ir laidavimas. Tai reiškia, kad tas fizinis arba juridinis asmuo, kuris laiduoja ir dar tuo pačiu pasirašo vekselį, paskolos nemokumo atveju atsako savo turtu už šią paskolą. Paskolos, kurios yra virš 50 000, būna užtikrintos ir turto įkeitimu, pavyzdžiui, nekilnojamo turto, atsargų ar gautinų sumų įkeitimu. Ir paskolos nemokumo atveju mes tiesiog galime naudoti šį turtą, išieškoti tą vėluojančią paskolą ir grąžinti investuotojams jų investicijas. Svarbiausia yra tai, kad mūsų platforma turi ne vieną ir ne 2 produktus ir jūs galite vienoje platformoje pilnai diversifikuoti savo investicijas.
priklausomai nuo jūsų rizikos tolerancijos, termino, kiek jūs, pavyzdžiui, norite investuoti. Ir labai rekomenduoju ne į vieną paskolą, ne į vieną tipą jų investuoti, kad jūs galėtumėte ir susimažinti savo rizikas ir padidinti savo investicijų grąžą. Nuo pat Savvy įsikūrimo per platformą jau yra suteikta virš 100 milijonų eurų paskolų, o iš viso portfelio, kuris šiuo metu yra apie 35 milijonus, Savvy verslo paskolos sudaro 4,4 milijonų eurų, o iš tų visų išduotų paskolų vėluoja 3,2% paskolų. Ir tai yra šiek tiek mažiau negu vartojimo paskolų. Verslo paskolų palūkanos yra mažesnės negu vartojimo dėl keleto priežasčių. Tai visų pirma yra dėl tų užtikrinimo priemonių, apie kurias aš jums tik ką papasakojau, kurios sumažina riziką. Dėl trumpesnio paskolų laikotarpio, dėl didesnės sumos ir dėl to, kad verslo paskolos yra dažniausiai skirtos investicijoms arba verslo plėtrai ir tokios investicijos generuoja papildomas pajamas ir grąžą. Tačiau verslo paskolų palūkanos jos yra taip pat stabilios kaip ir vartojimo paskolų. Ir jeigu jos varijuoja, tai labai nedaug, kaip ir galite matyti grafike. Prieš pateikiant investuotojams paskolos projektą į aukcioną, mes labai kruopščiai įsivertinam kiekvieną paraišką ir kaip jau Donatas minėjo susitikimo pradžioje, iš visų gautų paraiškų verslą mes konvertuojame ir jums į aukcioną įkeliame tik truputuką daugiau negu 6%. Tai mūsų taisyklės yra labai griežtos. Visų pirma, vienas iš svarbiausių dalykų, kurį mes tikriname, yra finansinės ataskaitos ir jų detalizacijos. Jos aiškiai parodo, kokia yra įmonės finansinė padėtis, kokį turtą įmonė turi, kokiu nuosavų kapitalą ir įsipareigojimų santykių tas turtas yra įgytas. Ir pagal tas finansinės ataskaitas mes dar išsivedam ir savo finansinius rodiklius, juos vertiname laike ir tai mums padeda įsivertinti, kokį reitingą priskirti paskolai. Tai šitą turim, gerai toliau. Žiūrime toliau banko sąskaitos išrašą arba išrašus, jeigu jų yra daugiau. Ir tai mums padeda suprasti, kokie yra įmonės pajamų ir išlaidų srautai, kaip jie varijuoja kas mėnesį, ar jie labai svyruoja, ar apskritai tų pajamų yra paskutiniais mėnesiais. Labai svarbu įsivertinti ir įmonės veiklos trukmę bei vadovo akcininkų patirtį, nes tai parodo, kiek pati įmonė yra patyrusi ir aišku, patikimesnė bus ta įmonė, kuri veikia ilgiau ir turi daugiau patirties savo srityje. Kitas dalykas yra veiklos sfera, sezoniškumas. Nepaslaptis, kad yra ir rizikingesnių veiklos sferų, kaip pavyzdžiui, krovininis kelių transportas, logistika ar restoranų veikla. Tad irgi, jeigu mes jau matome, kad įmonė yra tokioj veiklos sferai, mes į tai atkreipiame dėmesį ir pagal tai irgi koreguojame tą rizikos reitingą. Labai svarbus dalykas įmonės kreditingumas ir kredito istorija, kuri parodo, kaip įmonė geba susimokėti jau turimus įsipareigojimus, ar jinai vėluoja mokėti jau turimas paskolas ir ar ji geba prisijimti dar vieną papildomą įsipareigojimą. Šios dalykus mes žiūrime Okredo ataskaitoje ir PRDB ataskaitoje, paskolų rizikos duomenų bazėje. Į vertinimą įtraukiame ir vadovo, akcininkų laiduotojo kreditingumą, verslo sąsajas, AML patikrą. Ir visam šitam patikrinimui mes užsikrauname apie 10 registrų,
kurie parodo fizinio asmens gaunamas pajamas, kokius jisai įsipareigojimus dabar turi, ar jisai nevėluoja jų mokėti. Antstolius pasitikrinam, kokį turtą turi, jeigu tai yra laiduotojas, ir kitus rodiklius. Ir jeigu viskas yra tvarkoj, mes pereiname jau prie pačios įmonės paskolos prašymo. Tai įsivertiname, ar mes galime pasiūlyti tai, kokios paskolos ta įmonė prašo, ar gal visgi mes galime pasiūlyti mažiau, nes jiem pagal pajamas nėra tokia paskola prieinama. Ir įsivertiname ir kokiamis užtikrinimo priemonėmis mes galime užtikrinti šią paskolą. Ir jeigu paraiška praeina visą šitą procesą, tą vertinimą, mes keliame šią paskolą į aukcioną jums investuotojams sufinansuoti, ir kai jau yra ta paskola sufinansuota, mes įmonei suteikiame paskolą. Šioje skaidrėje yra Okredo ataskaitos pavyzdys, apie kurią aš šnekėjau anksčiau, kurios informacijos mes dar nesame gavę iš klientų ar iš kitų registrų, mes gauname iš Okredo ataskaitos. Tai pavyzdžiui, kredito istorija, tai yra ne tik aktyvios paskolos, bet ir skolos už kitas paskolas, kur pavyzdžiui mes kitose registruose net nematome. Tikriname čia ir teismų istoriją, ar įmonė dabar, pavyzdžiui, dalyvauja teismuose, kaip atsakovas, kaip ieškovas arba kaip trečiasis asmuo. Tikriname turto areštų istoriją, antstolius, domėjimąsi įmonė per paskutinės dienas ar per kelis mėnesius ir kokios yra registruotos transporto priemonės. Ir tuomet jau surinkus visą tą informaciją, mes pateikėme jums investuotojams į aukcioną ir visą tą informaciją galite rasti prie paskolos prašymo. Ten galite matyti, kokią paskolą mes teikiame tai įmonei, kokia yra prašoma paskolos suma, koks terminas, kokios metinės palūkanos, kokį rizikos reitingą mes priskiriame, kokia yra mėnesinė įmoka. Toliau galite perskaityti ir pasianalizuoti, kokioje sferoje įmonė dirba, kiek laiko jau dirba, kokie yra pagrindiniai finansiniai rodikliai. Ir jeigu yra paskolos laiduotojas, tuomet ar tas laiduotojas turi turto ir šalia yra aprašytos visos kitos užtikrinimo priemonės. Primename, kad kiekviena investicija į sutelktinio finansavimo projektą yra susijusi su rizikomis ir jeigu jūs dar nesate su jomis susipažinę, tai labai rekomenduoju perskaityti, pasigilinti, jeigu kažkokių klausimų kyla, tai susisiekti su mumis, o dar rizikų aprašymą galite rasti prie kiekvienos iš verslo paskolos, prie atskiro rizikos skyrelio. Žinoma, dalis gaunamų paraiškų yra atmetamos, kaip ir minėjau, tik tai 6% yra jų patvirtinama, o kai kurios yra atmetamos iš karto. Ir jeigu mes matome kažkurį iš šių kriterijų, mes nesuteikiame paskolos. Tai pavyzdžiui, atmetame paraišką, kai matome, kad įmonė veikia per trumpai, trumpiau negu 6 mėnesius. Jeigu įmonė turi aktyvių skolų, antstolių ar turto areštą, jeigu išraše, pavyzdžiui, nematome gaunamų pajamų įplaukų arba jos labai svyruoja, jeigu įmonė patiria finansinių sunkumų dėl per žemo rizikos reitingo ir jeigu įmonė dalyvauja teismų bylose kaip atsakovė. Norėčiau pasidžiaugti mūsų pirmu nekilnojamo turto vystymo projektu, kurį mes sufinansavome gegužę. Ir greitu metu planuojame pasiūlyti ir daugiau panašių projektų, kurie bus aukštesnio patikimumo, tai yra A, B reitingo, paskolos yra užtikrintos nekilnojamo turto įkeitimu, dažniausiai tai yra trumpo termino paskolos, kurios svyruoja nuo 9 mėnesių iki 2 metų, kas
investuotojams, manau, yra aktualu, nes tikrai sulaukiame klausimų, kada bus ir trumpesnių paskolų. Ir kadangi tai yra aukštesnio patikimumo paskolos, tai ieškosime tokių projektų, kurių vystytojai bus ilgametė patirtimi. O kad jums būtų patogiau investuoti ir nereikėtų gaudyti tų skirtingų paskolų aukcione, rekomenduojame susikurti automatinį investavimo profilį. Aš dabar pakeisiu savo ekraną ir jums papasakosiu, kaip galima susikurti automatinį investavimo profilį. Taigi dabar automatinį investavimo profilį kurs Angelina. Galima susikurti kelis automatinius profilius ir kiekvieną iš jų galite pasivadinti skirtingai pagal savo strategiją. Šiame laukelėje reikėtų pasirinkti, kokią jūs bendrą sumą norite skirti būtent šiam automatiniai profiliui. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs norite dabar įdėti 500 eurų į šį profilį ir norite suinvestuoti per kelis mėnesius šią sumą, tai čia įrašome 500 eurų. Ir kai tie 500 eurų bus suinvestuoti iš jūsų Paysero sąskaitos, jums tiesiog reikės atsinaujinti šitą limitą, nes jisai jau bus, nes šitas automatinis profilis jau bus sustojęs ir tiesiog toliau nebeinvestuos. Toliau reikėtų pasirinkti, kokia būtų vienos investicijos į vieną verslo paskolą suma. Tai vidutiniška investicija mūsų investuotojų yra apie 50-60 eurų. Tai galite pasirinkti nuo 10 eurų, kaip ir minėjau anksčiau. Toliau reikėtų pasirinkti, kokios būtų jūsų norimos minimalios metinės palūkanos paskolos. Tai siūlau atkreipti dėmesį ir nepadaryti čia klaidos, kad jūsų automatinis profilis investuotų. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs renkatės, kad norite investuoti į A ir B reitingo paskolas, tai siūlau labai neužkelti tų palūkanų, nes A reitingo paskolos prasideda nuo 9–10% metinių palūkanų. Tad jeigu jūs uždėsite, pavyzdžiui, A reitingo paskolas ir pažymėti, kad norite investuoti nuo 18%, tai tiesiog jūsų tas automatinis profilis neveiks. Įsijungia, grįšime to. Taip, tai siūlau atkreipti čia dėmesį. B reitingo paskolos vyruoja nuo 12%. Ir prieš kuriant automatinį profilį siūlau jums tiesiog įsijungti aukcioną, pasižiūrėti, kokių paskolų mes turime dabar ir tiesiog atkreipti dėmesį, koks ten yra reitingas ir, pavyzdžiui, kokios yra palūkanos, kad tiesiog jūs susidarytumėt bendrą vaizdą, kokias maždaug palūkanas reikėtų dėti. Čia reikėtų pasirinkti, koks turėtų būti tos paskolos dydis, į kurią jūs investuosite, kokio termino paskolų jūs norėtumėte. Tai šiuo metu, kaip minėjau prieš tai, mūsų platformos verslo paskolos vidutiniškas terminas jau yra 17 mėnesių. Tad labai ilgų paskolų kol kas mes neturime. Ir tuomet reikėtų pasirinkti, kokia būtų tos paskolos paskirtis, ar tai būtų apyvartinės lėšos, įrangos įsigijimas ar kitos paskirtys. Ir, manau, tikrai svarbus rodiklis yra veiklos trukmė. Iki 1 metų įmonės, reiškia, turi šiek tiek mažiau patirties, tai reiškia, jos tikėtina bus truputėlį rizikingesnės dėl to, kad tos įmonės dar neturi sukaupusios tiek daug patirties. Taigi, siūlau įsivertinti, kokia būtų jūsų strategija būtent šito automatinio profilio, gal vertėtų susikurti kelis. Ir grįžtame dabar į skaidrės. Aš gal dar tuo pačiu norėčiau, Gabrielė, paprašyti tavęs papasakoti, kokias dažniausiai klaidas daro investuotojai, kurdami automatinį investavimo profilį. Tai kaip ir minėjau, manau, pagrindinė klaida būtų
prastas tų metinių palūkanų pasirinkimas ir reitingo pasirinkimas, nes, sakau, pavyzdžiui, reitingo paskolos yra nuo 10%, tai tiesiog jeigu jūs pasirinksite, kad norite investuoti į palūkanas nuo 17% ir pasirinksite tik tai A reitingą, tai tikėtina, kad tas profilis nesufinansuos nieko. Kadangi esi prisijungusi ar ne prie investuotojų savitarnos, buvo klausimas apie tai, kas yra aukcionas. Tai gal tuo pačiu galėtum parodyti, ką mes Savi platformai vadiname aukcionu, tai yra pirminė rinka, ar ne? Ir kaip galima būtų išsifiltruoti skirtingas paskolas pagal jų tipą. Prisijungus į Savi savitarną, pirmasis langas, kurį jums parodys, tai yra pirminė rinka. Dar, kaip mes sakome, aukcionas, bet teisingiau yra vadinti pirminė rinka. Ir čia jums dabar parodys visas paskolas ir jau, pavyzdžiui, sufinansuotas, kurios net nebešviečia žaliai, ir tas paskolas, kurioms dar yra renkamas finansavimas. Taigi matome pagal skirtingas ikonėlės ir pavadinimus, kad yra šiuo metu vartojimo paskolas, verslo paskolas ir būsto paskolas. Tai yra paskola fiziniam asmeniui su NT keitimu. Kiekvieną iš šių stulpelių mes galime filtruoti. Tai va, aš dabar paspaudžiu, kad man filtruotų pagal paskolos tipą, ir pirmoji paskola yra su NT keitimu. Tada yra verslo paskola, kuri šiuo metu aukcione pirminėje rinkoje yra viena, ir tuomet jau yra tos vartojimo paskolos. Tai, kad jums būtų patogiau, galima jas išfiltruoti pagal palūkanas. Tai dabar šiuo atveju jums rodo tiesiog nuo didžiausių palūkanų arba pagal reitingą. Tai va. Atsakiau į klausimą ir dabar jau yra aiškiau, kas yra aukcionas. Tai gerai, dabar galime grįžti prie skaidrių. Tai aš tada pratęsiu kolegės pasakojimą, jinai kalbėjo apie autoinvestavimą, ir tikrai tai yra vienas mėgstamiausių mūsų investuotojų įrankių. Dauguma prisipažįsta, kad yra nusistatę autoinvestavimo profilius ir prisijungia tikrai retai, vien pasitikrinti, ar jau išnaudotos investavimui skirtos lėšos ir papildyti. O kitas investavimo įrankis, kuris irgi nemažiau svarbus, tai yra antrinė rinka. Kolegė rodė pirminę rinką, ar ne, tai antrinė rinka yra skirta likvidumo užtikrinimui visų pirma. Tai galite parduoti, ar ne, savo turimą investiciją anksčiau laiko, jeigu prireikia pinigų anksčiau. Žinoma, kai kuriem investuotojam antrinė rinka tiesiog yra investavimo strategijos dalis. Pagavę geras patrauklias investicijas, jie parduoda dažnai su premija, nes antrinėje rinkoje jūs savo investicijas galite parduoti arba, kaip minėjau, su premija, arba su nuolaida, arba tiesiog už originalią kainą. Ir čia matote skaidrę, kuri patvirtina, kad antrinė rinka yra pakankamai aktyvi. Praėjusiais metais apyvarta buvo 1,1 milijono eurų per visus metus. Jau šiais metais per pirmą ketvirtį aktyvumas buvo beveik 400 000. Tendencijos iš tikrųjų išlieka maždaug panašios. Didžioji dalis paskolų, 60% praėjusiais metais, 67% šiais metais, buvo parduota su premija. Tai iš tikrųjų puikus įrodymas, kad tikrai daugelis siekia uždirbti antrinėje rinkoje. Tada antroje vietoje yra parduodamas investicijos su nuolaida. Ir mažiausią dalį sudaro tos investicijos, kurios parduodamos už originalią kainą. Tai čia tokie yra du pagrindiniai įrankiai. Ir dar
noriu irgi paminėti apie mūsų mobilią programėlę. Tai jau nėra tokia karšta naujiena, bet vis tiek tai vis dar yra naujiena Lietuvoje. Mes vieninteliai iš platformų turime programėlę. Jeigu praėjusiais metais, kai tik startavo programėlė, iš tiesų pirminėje rinkoje buvo galima investuoti tik į vartojimo paskolas, tai šiai dienai jau yra beveik visi funkcionalumai. Galite investuoti į visų tipų paskolas, vartojimo, verslo, būsto paskolas ar nekilnojamo turto vystymo paskolas. Tai irgi naujiena mūsų platformoje. Tai jeigu dar neturite, labai kviečiu atsisiųsti ir išbandyti, nes labai patogu stebėti, kas vyksta su jūsų investicijoms, pastebėti, kaip dirba jūsų automatiniai investavimo profiliai ir iš tikrųjų greitai reaguoti, jeigu matote, kad reikia, pavyzdžiui, papildyti lėšų. Dar iš naujienų norėčiau pasakyti, kad mes nuolat stipriname kredito rizikos vertinimo komandą. Tai prie mūsų prisijungia naujas žmogus, atsakingas už kredito riziką. Žmogus paskutiniuosius 9 metus dirbo viename didžiausių Skandinavijos bankų, būtent verslo kreditavimo ir rizikos valdymo skyriuje. Tai čia nauja pareigybė skirta tam, kad tikrai tobulintumėm savo rizikos vertinimo modelį ir tikrai užtikrintumėm kuo geriausią paskolų kokybę. Ir žinoma, be abejo reikia pasakyti, kad investavimas visada yra susijęs su rizika ir kiekvieną investuotoją kviečiame atidžiai įvertinti paraišką kiekvieną, riziką ir priimti sprendimą. Tai mūsų platformoje, manau, kad tikrai galit kiekvienas pasirinkti pagal savo rizikos apetitą ir toleranciją rizikai. Taip, tai iš mūsų pusės tokios pagrindinės naujienos. Matau, kad turime klausimų, tai pabandysime pamažu į visus juos atsakyti. Jeigu visus nespėsime, tai tada atsakysime ir elektroniniu paštu, nes tikrai po šio susitikimo atsiųsime įrašą su atsakymais į klausimus. Tai pradėsime. Daug buvo klausimų apie tai, kodėl savi patys neinvestuoja į verslo paskolas ir kodėl nėra draudimo. Tai čia tikriausiai kalbama apie investuotojų fondą. Priminsiu, investuotojų fondas tai yra toksai įrankis sumažinti praradimų rizikai ir taip jisai yra prieinamas tik tai vartojimo paskoloms. Kodėl? Kadangi visai neseniai Lietuvos bankas mums suteikė naują sutelktinio finansavimo licenciją, tai tiesiog norėdami gauti naują licenciją turėjome atsisveikinti su investuotojų fondu, tiesiog jisai neatitiko naujo reglamentavimo taisyklių. Ir lygiai dėl tos pačios priežasties, dėl naujos licencijos mes kaip savi nebegalime investuoti į verslo paskolas. Tai ne dėl to, kad tiesiog paskola netitinka rizikos ar kažkokių kitų kriterijų, tiesiog mes neturime tokios galimybės. Tačiau kaip ir anksčiau, taip ir dabar į visas vartojimo paskolas investuojame ne mažiau negu 12%. Taip, dar vienas klausimas buvo apie tai, kiek užtrunka išgryninti nekilnojamą turtą, ar ne, kuris buvo įkeistas. Tai sunku iš tikrųjų taip atsakyti tiksliai, labai įvairiai užtrunka, kartais greičiau, kartais ilgiau. Tai turim sėkmingų atvejų, kur galbūt per keletą mėnesių pavyko, bet tiesą pasakius vėlgi apie ką kalbėsim. Jeigu kalbam apie būsto paskolas, tai kurias teikiame mes vieninteliai iš visų platformų, tai iš tiesų neturime iki šiol nė vienos vėluojančios paskolos. Tai ir net neteko išsiieškoti, ar ne, ir realizuoti įkeisto turto. Su verslo paskolom, tiesą pasakius, nesu susipažinus taip detaliai, nežinau, Gabrielė, ar galėtų mane papildyti?
Tai dėl verslo paskolų turto išieškojimo aš gal kol kas ir galiu mažai pakomentuoti, dėl to, kad mes ir apskritai tokių projektų dar nesame turėję labai daug. Tačiau, kaip ir minėjau, verslo paskolos vėluoja tikrai mažiau negu vartojimo paskolos. Ir ketvirčio pabaigoje iš visų išduotų verslo paskolų vėlavo truputėlį daugiau negu 3,2%, o nurašytų mes kol kas išvis dar neturime. Tai reiškia, jeigu vėluojančios kažkokios paskolos, tai mes su jų išieškojimu dirbame ir kažkada jas išieškosime, tai nurašytų kol kas dar neturime. Tad tikrai galėsim pasidomėti mūsų išieškojimo skyrius ir praplėsti šitą klausimą tiesiog po susitikimo. Taip pat buvo klausimas, ar yra numatyta plėstis, skolinti europiečiams, nes Lietuvoje kilus karui niekas skolintų pinigų nebeatgautų. Tai klausimas gali būti aktualus daugeliui, tai čia yra dvi pusės. Iš vienos pusės tikrai nesutinku ir drįsčiau ginčytis, kad su teiginiu, kad jeigu kiltų Lietuvoje karas, tai niekas neatgautų skolintų pinigų. Kodėl taip sakau, tai iš tikrųjų galima atsigręžti į istoriją. Buvo 2 pasauliniai karai ir ne per dieną finansų rinkos nežlugo. O tai būtų nutikę, jeigu paskolos nebūtų grąžintos. Galime pasižiūrėti, kas vyksta Ukrainoje. Tai tik tiems, kurie savanoriškai išėjo į karą ir ginti tėvynę, yra suteikta galimybė atidėti paskolų mokėjimą. Niekas kitas nėra atleistas nuo tokios atsakomybės. Tai sunku tikėtis, kad kažkas būtų kitaip, jeigu kiltų karas. Tai dėl to, bent jau aš asmeniškai esu tikrai pakankamai rami. O atsakant į pirmą klausimo dalį, ar yra numatyta plėstis, tai taip, pagal naują licenciją mes ir galime plėstis į Europos Sąjungą ir tą planuojame daryti. Tik šiuo atveju pirmiausia plėsimės suteikdami galbūt verslo paskolas, nes būtent tą ir mums tokią galimybę suteikia naujoji licencija. Taip, klausimas buvo, ar planuojame įvesti dvigubą autentifikaciją investuotojams. Tai tikrai galiu pasakyti, kad taip, planuojame ir šiuo metu kaip tik ir vyksta dėrybos, tai laukite naujienų. Taip, manau, kad mes į daugelį klausimų atsakėm, bet kadangi dar buvom gavę keletą klausimų ir elektroniniu paštu dar prieš pradedant šį susitikimą, tai nors Gabrielė, tu jau daug ką minėjai, bet galbūt čia bus toksai geras užtvirtinimas, buvo klausimas apie tai, visgi tai kodėl į verslą investuoti patraukliau negu į vartojimo paskolas. Kaip ir rodžiau tuos vidurkius mūsų skirtingų produktų ankstesnėje skaidrėje, matėme, kad verslo paskolų terminas yra pakankamai trumpas palyginus su kitom paskolom. Tai manau, kad tas trumpas terminas yra labai patrauklu, nes jūs tikrai ganėtinai greitai atgaunate savo investicijas, o jos patrauklios dar ir tom, kad turite užtikrinimo priemonės, dėl kurių jų ir rizika yra šiek tiek mažesnė negu kitų paskolų produktų. Taip pat dar vienas klausimas buvo apie vekselį ir laidavimą, ar ne, nes tai yra tos garantinės priemonės. Kuo jos skiriasi? Tai vekselis yra tiesiog truputėlį, su vekseliu yra truputėlį lengviau išieškoti tas vėluojamas paskolas, dėl to, kad su vekseliu mes galime išieškoti ir neteisminiu keliu. O laidavimas, su laidavimo išieškojimas jau vyksta teisminiu būdu. Tai reiškia, kad su vekseliu mes tiesiog galime greičiau ir truputėlį paprasčiau išieškoti tą vėluojančią paskolą. Tačiau, kad mes tikrai užsitikrintume, kad ta paskola bus išieškota nemokumo atveju, beveik visais atvejais yra šios dvi užtikrinimo priemonės.
gavom pastabą, Gabrielė, kad naudojam žodį aukcioną. Pirminė rinka. Taip, pirminė rinka, bandysim pasitaisyti, na čia galim sakyti toks vidinis galbūt žargonas. Tai ačiū. Taip pat turim klausimą, jei ne paslaptis, koks didžiausias portfelis yra savi investuotojo ir ar stambus investuotojai turi tas pačias sąlygas kaip ir paprasti investuotojai. Na, taip pasakysiu, mes neskirstame investuotojų paprastus ar nepaprastus ir čia irgi, sakyčiau, tikrai yra vienas iš mūsų platformos privalumų. Visi investuotojai turi tas pačias sąlygas. Ir, na, jeigu kalbame apie auto investavimą, tai iš tikrųjų tik tai nuo jūsų priklauso, kaip jūs nusistatysite savo kriterijus ir kaip dažnai pagausite paskolas, nes, na, tiesa ta, kad dėl patraukliausių paskolų, tai, na, kur geras būtent reitingas, maža trukmė, aukštos palūkanos, tai be abejo, kad konkuruoja dauguma investuotojų. Na, o koks didžiausias investuotojo portfelis, tai galiu pasakyti, kad tai yra apie 500 000 eurų. Tai va, bet tikimės, kad ir kiti paaugins savo portfelius, kviečiam tai daryti. Ir galbūt jūs paskatintų mūsų toks žaidimas ar tokia akcija, kadangi šis seminaras buvo skirtas verslo paskolų virtuviai, tai tikimės, kad tai padės jums priimti, na, labiau pamatuotus sprendimus, o jeigu dar neinvestuojate į verslo paskolas, galbūt išbandyti verslo paskolas, tai kviečiame daryti tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu ir aktyviausius investuotojus apdovanosim. Tai būtent tuos, kurie suinvestuos daugiausiai į verslo paskolas. Pirmos vietos nugalėtojai padovanosime 300 eurų kuponą į tokios įmonės Ivanas muša gongą. Iš tikrųjų labai džiaugiamės šią įmonę, nes matėme, kaip jie užaugo. Tai yra tokios modernios pirties kultūrą skatinanti kompanija. Ir jie yra mūsų klientai, kurie gavo verslo paskolą, panaudojo ją plėtrai ir iš vienos tokios vietos išsiplėtė iki 4 ir dabar stebime, kad jie ir toliau sėkmingai plečiasi. Tai už 300 eurų vertės kuponą galėsite susiorganizuoti savo ir savo draugų ar kompanijai ar šeimai, manau, įdomią patirtį. Na, antros vietos laimėtojai padovanosime savi kuprinę, tikrai labai patvari, tinka ir žygiam, tinka ir kelionėm lėktuvu, tai kviečiame varžytis dėl šių prizų, nes manome, kad tai yra tikrai geri, patrauklus prizai. Taip, žiūriu į mūsų čatą. Ar ne? Ir klausimų dar matau yra, tik tai nelabai suprantu, kaip dėl vėluojančių ir išieškojimo atveju, ar verta skubėti parduoti tokias akcijas. Tai gal čia turima omeny investicijas. Tai aš pabandysiu atsakyti, jeigu ką jūs pakomentuokit, ar teisingai supratau jūsų klausimą, tai iš tikrųjų, na, vienas dalykas, ką svarbu žinoti, išieškojimu rūpinamės mes savi. Ar ne? Patiems investuotojams nieko dėl to nereikia daryti. Na, kiek užtrunka išieškojimas, sunku pasakyti, nes tikrai būna labai įvairiai, nuo kelių mėnesių, gal ir kelių metų. Ir čia vėlgi, ką daryti, jeigu pradeda paskola vėluoti, na, skirtingi investuotojai renkasi, na, skirtingas strategijas. Jeigu jums pačiam neramu, tai tikrai galite parduoti tokią investiciją antrinėje rinkoje. Ir tikrai yra tokių, kurie kaip tik perka vėluojančias investicijas. Kodėl? Priežastis yra labai paprasta.
nes jie tiki mūsų išieškojimo procesu ir tikrai, daugeliu atveju mums pavyksta išsiieškoti ir tada, klientas gauna ne tik vėlavimo palūkanas, bet ir gauna procesinės palūkanas. Tai čia būdas yra užsidirbti papildomai. Tai jeigu neramu, galite parduoti tokias investicijas arba galite laukti, kol mes išieškosim. Iš tikrųjų, prarastų paskolų šiai dienai turime 0,1%. Tai 99 procentais mums pavyksta išieškoti. Taip, kurioje vietoje esu žaidimo eigoje. Čia tikriausiai klausiama apie mūsų akciją, ką tik paskelbta, tai mes kiekvieno mėnesio pabaigoje pasidalinsim tarpiniais rezultatais, o nugalėtoją skelbsime rugsėjo 2 dieną. Klausimas apie senąją platformą iš Dariaus, mūsų investuotojai jau atpažįstu, nes jis dalyvauja mūsų susitikimuose. Taip, tai mūsų tikslas yra, kad per šiuos metus viskas bus galutinai perkelta į naująją savitarną. Tai jau iš tikrųjų daug kas perkelta, visai nesenai buvo perkelta Excel atsisiuntimo galimybė, ko aš žinau, kad daugelis investuotojų laukia. Tai šiuo metu mes dirbame ties ataskaitos perkelimu, bet tai tikrai nebus perkelimas, mes ją planuojame iš esmės atnaujinti, matysite kur kas daugiau duomenų, prognozių, tai manau, kad tikrai apsidžiaugsite. O visa kita praktiškai jau yra perkelta. Atrodo, kad šiandien tiek. Ačiū labai visiems, kad prisijungėte ir sakau, tuomet iki kitų susitikimų.